Turiu tavo klausimą. Ar stebi įvykius šiuolaikinius? Nu, labai. O kaip ką labiau stebi įvykius Lietuvoje ar pasaulyje? Visur po truputį, žinai. Nu, iš tikrųjų buvo daug įvykių, kol mes nebuvom kalbėję viešai jau, tai Lietuvoje ta kultūrininkų revoliucija, jeigu galima ją taip pavadinti, dronų siena, kuri užsiima Kubilius Europos, aš turiu minėti. Izraelio atrodo mes jau ant ribos tai, kad visi pradės šaukti taika rytuose, jau artimuosiuose rytuose. Ir be abejo Ukraina, Tomagavka ir visa tai, kas... Nu jo, bet ta prasme, kas tavo manimu yra svarbiausia, aktualiausia, tu čia išvardinai įvykius tiesiog, žinai. Taip. O kas tave asmeniškai tave liečia, labiausiai, kas tave jaudina? Arba kas tave mažiausia jaudina? Atsimeni, mes darėm laidą, tai kas svarbiausia. Jeigu pėt tai kas visai nesvarbu. Kas visai nesvarbu. Na, ką tu sakytum? Iš to, ką išvardinai, kad tau visai tai nesvarbu. Nu, turbūt tai, ką aš išvardinu, tai visgi svarbu, nes tai šiek tiek kažkokių kampų liečia ir mūsų gyvenimą. O tai, kas neišvardinta, tai turbūt taip nelabai liečia ir nelabai svarbu, žinai. Ta prasme, ten įvykiai Afrikos regione, ten ar husitai, kurie nori Abraomo susitarimus, čia jau taip antraeilės tokie dalykai, taip sakysim. Nu, o tu stebi Lietuvos pamokslininkus, ką kalba ten? Visokio ten lygio, ten nuo iki. Aš su įdomumu stebėjau reakciją Lietuvos krikščionių į visą tą šurmulį aplink naujos vyriausybės ir ten kai kurių ministrų, jo, ten rankinuko kultūros genų ir visa kita. Jo, aš stebiu tą dalyką. Ir ką? Ir manęs tai... Nu, taip sakysim, suglumino, taip sakysim, jų reakcija, jo. Suglumino, kažkas suglumino. Aš mačiau jų didelį proveržį pykčio, dalį mačiau aiškiai lengvai manipuliuojamų kitos nuomonės žmonėmis. Tu matai, kad tai žmogus, kuri nuomonė manipuliuojama, jo. Ir aš mačiau iš vis tokią dalyką, kuris, tai net gal liečia net ne krikščionis, nes krikščionis be abejo kažkokia viena iš tų pusių ar lagerių yra, jo. Kad mes aiškiai matom, man atrodo, dabar tokia situacija, kurią anksčiau galėjom stebėti taip aiškiai, tarkim, Lenkijoje ar Amerikoje. Kada tauta aiškiai susiskalda į dvi aiškius ir visiškai priešingos pusės. Tauta aiškiai susiskalda į dvi aiškius ir visiškai priešingos pusės. Ir nenori, krikščionis yra arba to arba kitoj pusėje, žinai. Nu, gali būti ne vienoj pusėje, taip negali būti. Bet jie užima poziciją. Jie deda... Iš kur tu žinai? Nu, žinai, socialiniai tinklai labai toks paprastas rodiklis, nes žmonės deda ant savo ten tų... Ant avatarų savo ženkliukus. Kažkokių ženkliukų, ar jį deda užsklandus ten pagrindinių savo puslapių, aiškiai išreikšdama savo poziciją, kuri pusė jie yra. Ir tai, ta prasme, jie užima poziciją. Jie nenori, krikščionis to ar ne krikščionis, tu esi pilietis ir tu poziciją užimi. Aš dėl ko tai klausiu, žinai, nes aš matau, kaip tu pasakyti, kad tu prisėdi prie stalo, kurie pilna visokio maisto. Vienas žmogus atsirenka, tai, kas jam aktualiausia. Kam saldainiai, kam pyragai, kam kokia viena, ten čeburekai su viena, žinai. O kam limonadas ir kitai. Ir tai, kad tu esi krikščionis, reiškia, jie kažkam atliepia. Aš tai irgi stebiu ir mane stebina, būtent krikščionis stebina, pamokslininkai, ne tai, kad ten avatarą pasikeitė ten į katastrofą iš kokio tai paukščiuko, žinai. Bet tai, kad ant kiek, kad jie pamokslininkai ignoruoja realybę, kasdienybę ir jų to žinia yra kaip, kad nieks čia nevyksta ir toliau Mozė ėjo, ten plaukė, supranti ir
Nu, pamokslininkas stovi, kaip supratau, ant pozicijos, kad, nu, mūsų tėvynė danguje, o čia viskas per žemą, kad to užsiimti pamokslose. Manau, kad taip. Nu, matai, kad aš galvoju, kad žmogiška prigimtis yra tokia sudėtinga, kad mes esam ir danguje, ir žemėje, tas dualizmas krikščioniškas egzistuoja, žinai. Ir tu nori, nenori, tu turi atliepti, kas vyksta žemėje. Tu atsimeni, prieš šitą laiko mes meldėmės taip, kad joks sviedinys, raketa ten balistinė nekristų Lietuvą. Ir jie neskrenda, tu pastebėjai? Taip. Jie varosi visas pusės, žinai, bet ne į Lietuvą. Bet net niekiek nepagalvojau, kad tai gali būti, tas sviediniai gali būti teroristinės grupės, diversantų grupės, ar tai gali būti užverbuoti žmonės, arba kokia tai tokia keistos ideologijos prokomunistinė grupuotės, tokia, žinai, proputinistinės grupuotės. Iš vis mane stebina, kiek daug Lietuvos žmonių remia Putiną, vienaip ar kitaip. Mane tai stebina. Tu supranti, aš kada žiūriu į tą lektoratą rusišką, tu supranti, kad Rusija pasidalinus buvo, dabar jau gal ne taip labai. Nes Rusija visuomet buvo dalis, kurios sėdėjo kalėjimuose, ir dalis, kuris prižiūrėjo, taip grubiai kalbant, jo. O trečia dalis buvo ta, kurie vengė, buvo apolitiški ir jie nesikišo į nieką, ir vadino, kad jų tai neliečia. Kad išgyventų paprasčiausiai. Bet Lietuvoje to politiškumo nebuvo, mes visi esam paliesti okupacijos. Aš galvoju apie save nesenai ir pastebėjau, kad mano, ne viena karta mano protėvių nebuvo, kad nebūtų paliesta rusiškos okupacijos. Ir mane tai formuluoja tam tikrą nuostatą, noriu aš tai nenoriu, aš atspindžiu tai. Sumatė, aš vaidmainiaučiau, sakyčiau, kad aš man tas pats, aš nepolitiškas, aš negaliu būti toksai. Tu sumatė, yra kažkas mane, kas verkia, kas verkia. Mes gyvenam name, jo, šitam name pastoviai lankėsi partizanai. Kodėl? Nes senelis dirbo vaistinėje, pas jį buvo bintai, tvarščiai, medikamentai visi. Jie pastoviai ateidavo, tėtis mano miegojo, turbūt anoje pusėje, pusė namo, šitoje pusėje, jie ten gal eidavo, bet pas jie ateidavo. Ir klausė, Leopoldai, kodėl tu ne partizanas? Jis sako, aš studijuoju. Ką studijuoju? Sako, agronomiją. Tai kas būsi? Mokytojas. O, sako, mums reikia mokytojų. Ir išėjo. Čia buvo tai. Mes gyvenam vidury miško, kuri buvo stiprus partizaniniai būriai. Ir tai aiškiai mus liečia. Ir mūsų nuostata politinė taip pat formuoja. Ir aš kaip tai žiūriu, toks kaip iš miško požiūris, aš matau, kad iš kur atsirauti Žemaitaičio tie sąjūdžiai, visi keiščiausių žmonių susibūrimai, ant tiek keiščiausių, kaip Dievai, iš kur, iš kosmoso, kas jie, diversantai, kas nuleido su parašiutais juos, iš kur atsirauti tiek daug žmonių, jie vienaip kitaip užverbuoti, dėl ko juos taip lengvai užverbavo, todėl kad prieš tai buvusi politinė grupuotė bandė užimti valdžią ir darė su žmonėmis, ką norėjo, jie nesiskaitė su žmonėmis. Ir štai reakcija į tai, kita grupė užaugo, kuri sako, jūs su mumis neskait, mes su mumis neskaitysim. Ir va čia ta pasipriešinimas. Bet čia tokia trumpai distancija, bet tugi gana didelį dalį gyvenimo gyvenai prie Tarybų Sąjungos. Tu žinai, kad KGB turėjo planinį ekonomiką irgi jo, ne tik agrarijai. Ir buvo tas pats norma, kiek turi žmonių užverbuoti. Ir jie verbavo. Tai žiūrint iš tokios perspektyvos, tai kad Lietuvoje nebuvo iliustracijos normalios jokios, jo. Buvo iliustracijos, jinai buvo. Bet aš turiu minį, kad sąrašai žmonių, ten visa kita, teismai galų gale, viskas iškelta. Komunizmas kaip ideologija nebuvo pasmerkta. Jo. Taip. Fašizmas pasmerktas, komunizmas nepasmerktas. Jo, tokio teismo nebuvo, tokia, aišku, bent šalies mastu. Taip. Ir tie žmonės jie niekur nedinga. Bet mane stebina šiuolaikinė situacija net ne tų žmonių, kurie buvo užverbuoti karta, bet jaunų žmonių, jaunesnė už mane žmonių karta, kurim dabar ten 40, tarkim, kuri veikia toj pačioj dvasioje, taip sakysim. Man atrodo, mes kalbėjom, kas tai galėtų būti. Aš manau, kad dvasia, tai kokia tai ta komunistinė, ta raudono drakono dvasia, jie perdodama per rankų uždėjimą. Ta prasme, kad artimas bendravimas, artimi santykiai, draugystė, prisilietimai netgi, apsikabinimai, tai gali būti būdas perduoti tam tikrą dvasią kitą žmogų. Jeigu tai daroma sąmoningai ir net nesąmoningai, ypač kai sąmoningai.
Aš manau, kad tėvai, kurie buvo toj dvasioj, jie perdavė tai savo vaikams. Tai nesustabdoma. Tai faktas. Suprantate, tos grupės tokio vienaip ir taip toj dvasioj esančios, jos egzistuoja, koegzistuoja kartu. Atskirti jų darosi vis sunkiau ir jos eina prie konflikto. Nes radikalizuojasi, vieni ir kiti radikalizuojasi. Ir tai, kaip tu matai, kai aš šnekėjau, mes šiandien labai kažkaip su tam diskutavom, kad tai radikalizacija vyksta ne tik Amerikoje, bet visam pasaulyje radikalizuojasi, ypač Europoje radikalizuojasi. Kas vyksta Italijoje, Vokietijoje, ten panašiai. Vienintelė Rusija, kur tyš da blagadать, supranti? Neradikalizuojasi, o ten rimu, ten tauta vieninga, susivien aplink vadą. Išgama kažkoks. Aplink jį visi susivienijo. Tu sakysi, ne visi, bet susivienijo. Jo? Ten tylu, ramu, nieks neprotestuoja. O čia visur konkuliuoja ir verda. Ir kai tu sakai krikščionim, o ką jiem daryti? Ką jie gali padaryti? Ar gali žmogus, kuris yra paliestas iš vienos grupės kažkokios, melsis teisingai prieš Dievą kaip kunigas stovėti? Ar negali? Ar veiks ar neveiks malda tokio žmogaus? Tai geras klausimas. Tai žmoniška, nes mes čia kalbam, čia taip, melskitės taip, ką jis gali melstis? Apie ką eina kalba? Tai jis net tėvė mūsų neskolbė vakare, tai ką jis kalbės apie kokią aiškesnę kovos maldą? Formuluos ją kaip? Ar bus jame ta dvasia kovos? Ar jis sugalės nukreipti tą dvasią teisingai? Kad pridengt savo tautą, o ne griaut savo tautą? Tai aš manau, kad ne. Ir aš vis galvoju, iš kur tai, kodėl tokia pažeidžiama mūsų tauta vėl tapo. Juk visi mes nukentėjom nuo bolševikų, visi vienaip ar kitaip nukentėjom. Tarkim, ta grupuotė, Žemaitaičio grupuotė, tai yra KGBšnikų, komunistų partijos sekretorių, kolūkių pirmininkų, komunimo CK, instruktorių ir taip toliau, vaikai ir anūkai, jo? Tada viskas tvarko, viskas aišku, viskas žinom, jo? Kita pusė tie, kurie nukentėjo nuo KGB, komunistų komjaunuolių, jo? Tad irgi viskas aišku. Bet aš įtariu, kad ne tik tai. Yra dar trečia grupė. Kas? Jie nenukentėjo ir jie nebuvo tokie ten veikėjai. Bet Tarybų sąjunga pakeitė jų gyvenimą kardinaliai. Aha. Ištraukė iš, jeigu taip sakysim, socialiniais sluoksniais, žymesnių sluoksnių ir daug aukštesnių ir, jie dėkingi. Buvę kolūkiečių vaikai, kurie matė tą kolchozo realybę ir visais būdais bėgo iš kaimo, atvažiavo į Vilnių ir ten jie sukūrė savo tokias... išsilavinimą, nemokamą išsilavinimą. Ir jie turėjo galimybę... Jie niekuomet negrįž daugiau į savo kolūkį, į savo žemę. Jie lys per jėgą į Vilnių, ten guldys savo galvą, mausis kelnes, kad tik iš Vilnius neišvytų vėl į jų kaimą. Bet žiūrėk, daugelis žmonių daro atvirkščiai. Kaip mes turim. Mes grįžom į kaimą. Net ne į kaimą, į vidurį miško grįžom. Aš manau, mes nelabai rodiklis tokio grįžimo. Nors yra... Daug žmonių grįžta. Nors yra dabar jau kartu, bet reikia žiūrėti labai, kaip kiekvieną kartą individualiai, kas tai apie žmonės, iš kur jie kyla. O gal tai jau ten ketvirtą kartą po tų, ar trečią kartą po tų kolūkiečių, kuris staiga nutari grįžti prie šaknų, žinai. Bet jau su savo visą... Naujų bagažų, naujų salavinimą, nauja kultūra, pabuvo vakaruose, pamatė žmonės. Taip. Įmanomas variantas ir tai... Jie ir tokie tik ir grįžta. Ir tai iš tikrųjų turbūt gražus variantas. Ir tai veikia. Taip. Tokie grįžta ir tokie veikia. Jie karo daro to biznį ir panašiai. Atsimeni, kaip apie mūsų biznį kažkas pasakė, jūs nelietuviškai biznį darot. Spurgas kepirite, žinai, ten vandenį nešiojat, į vos neįpilti į stiklinę, žinai. Čia toks nelietuviškas verslas, kaip tai keistai viskas atrodo, žinai. Bet aš noriu tave paklausyti, tu labai gerą davei tokią palyginimą, kad žmogus sėdi prie stalo ir pasirinka, ką valgyti. Iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės, žinant žmogaus fiziologiją, jeigu mes jau kalbam apie mokslą, žmogus pasirinka iš maisto tai, ko jam trūksta. Nesąmoningai. Jo organizme trūksta to, ką jis pasirinkia. Jeigu tau trūksta ten kažkokių medžiagų, tu pasirinki savo. Yra tokia teorija. Tu tikėtų? Aš siūlyčiau pažiūrėti. Čia labai sąmoningas požiūris į maistą, į gyvenimą, labai sąmoningas. Ne, tai kaip tik tai nesąmoningas požiūris, nes tu nesąmoningai pasirinki tai, ko tavo organizmui trūksta ir tu sėdėdamas prie stalo, taip sakysim, politinio stalo, ar gyvenimo stalo, tu pasirinki tai, ką atsispindi tavyje, tau to reikia.
Jo. Ir tada, žiūrint į to poreikių, ką tu pasirinki, tu gali taip, jeigu tu sąmoningas... Ką tu valgai, gali suprast, kas tau yra. Kas su tavim. Negerai arba gerai. Jo, jeigu tu iš vis sugebantis save analizų žmogus, jo, nes ne visi tai sugeba, iš tikrųjų save analizuoti. Ir tu žiūri, kas su manim ne taip, jeigu aš pasirinku taip. Jo. Jeigu mano vidus atsilipia į kažkokią ten idėją, judėjimą, nežinau, žodžius, propagandą, pamokslą. Gerai, dabar, kai gerai, man labai patinka tu kalbėti, aš sutinku, pasirašau, taškas. Žmogus renkasi ir po to gali nustatyti. Ant kiek sąmoningas arba nesąmoningas veiksmas, tas čia toks niuansas yra, supranti. Aš manau, kad tas sąmoningumas, net dalinis, priklauso nuo tavo amžiaus. Nuo to erudicijos, išsilavinimo ir amžiaus. Tu dabar kalbėjai apie dvasinį amžių. Bet kokį. Na, net jeigu fizinį amžių kalbėti ir tu kalbėjai fizinį stalą, tai taip pat pasirinksi pagal amžių. Tu pažiūrėk, jeigu mūsų Leopoldėlį sudinsi prie stalo, jis nuvalgys mūsų kraštą, kur buvo pyragai ir ledai. Net, sakysiu, ką jam cukrus trūksta. Kas žinai, jam to cukrus trūksta, bet jis jį pasirinks. Tai lengva, tai malonu, tai kramtoma, žinai, jeigu pastangų nereikia, jokios kovos, ten darbai, kad nėra. Nurėjai ir išėjai pavalgęs tarsi būtum, žinai. Dabar kalbant apie dvasinį stalą, dvasinį maistą, aš manau, kad žmonės renkasi. O čia yra toks niuansas. Raštas mums apibrėžia vaikeliai, vaikai, jaunuoliai ir seniai, ir tėvai ir seniai. Tėvai arba seniai netgi. Ir tu matai, Lietuvoje per tą laiką neužaugo tėvų ir nelabai yra jaunuolių vyrų. Vis dar liko vaikeliai ir vaikai. Ir ant tokios ribos, tas vaikas išgyvens ar neišgyvens. Ir kartais žiūri į žmogų krikščionį ir tu matai, kad jis turbūt neišgyvens, elementariai neišgyvens. Jeigu jis nepasipriešins, nekovos, nesikeis, jis neišgyvens, jis nukris atgal, iš kur atėjo. Aš manau, kad vienas tų pagrindinių klaidų, kurios buvo prabudime, kad mes nepapasakojom tom kartom, kurie paskui mus, kaip atėjome tą prabudimo tašką, kaip atėjom bendruomenės prabudimo tašką. Visi matė tai, kad darė konferencijas, ten buvo sakyklos, grojo muziką, linksmai šokom. Ir jie galvoja, kad jeigu jie linksmai šoks, bus muzika, konferencijos, tai bus į prabudimą. O tai netiesa. Už viso to buvo nematomas sunkus dvasios darbas. Mes daug, ilgai ir sunkiai meldėmės ilgą laiką, kol kažkas pajudėjo. Ir pasnikavom ilgai. Ir darant Biblijos mokyklą aš pasnikavau savaitę be vandens ir be maisto. O gal net 2, aš dabar nenoriu pameluoti, pasigirti, bet labai ilgai. Taip, kad man nueiti reikėjo į Klaipėdos šachmatų klubą, reikėjo sunkiai eiti, kad nuėjau, aiškiai, per Liepų gatvę, tada buvo vadinasi Gorkio, kad nuėjau iki to šachmatų klubo, jau buvo sunku. Aš stovėjau taip tam šachmatų klube ir aš sakiau, Dieve, kas ateis, ar kas tai ateis. Ir atėjo pilna salė žmonių. Žinai, man tai buvo smūgis, aš sakau, kad pasnikas veikia. Dabar, ant kiek tai naudoja dabar? Aš to pasakysiu, kad dabar naudoja tiek, kiek mato prasmės tose dalykuose, kai jie daro. Kad toks tarsi neįprasmintas krikščionio darbas, tarsi tai negilu, tai iš esmės jam prasmės gyvenimo tai nekeičia. Jis turi su prasme, gimimo prasme, brandos prasme, pašaukimo prasme. Tai nėra gilu, tai nėra labai kažkodėl tai. Daugiau imitacija ir žaidimas. Ir kai kalbam apie tokią grupę žmonių, ką jie valgys prie stalo, jie valgys bet ką, kas paprasčiau, kas madinga, kas pasaulietiška. Ir vėl grįžtam prie to, kad aš manau, kad nėra bažnyčios, nei katalikų bažnyčios, nei liuteronų, nei protestantų. Yra Kristaus bažnyčia. Ir nematomi jos nariai. Ir nežinomas jų skaičius. Ir įeinama tai per bendruomenę, bet net nebūtinai. Kai matė mokiniai kalbėjo, jis nevaikšto, drauskime eiti. Sako, nedrauskite. Kas ne prieš jūs, tas su manim. Aš, žinai, šią rytą skaičiau Jeremijos knygą, žinai, ir mane pritrenkė labai vienas dalykas toksai, kaip Jeremija atsikalbinėja Dievui, kad neis ir nekalbės, kas sako. Tu supranti? Vargas būti Dievo pranašu. Jo, nors dabar labai visi didžiuojasi. Jo, tai matai, tam laikė būti pranašu, tai ir kaip mirtininku būti. Jis tai labai gerai. Dabar tai yra plepiai. Tu pažiūrėk, pirmas internetas plepiau. Jie kalba, nežinia, ką jie šneka. Jie skaičiavo dienas. Žinai, kad buvo žmonių, kuriam kalno laukė viešpatės atėjimo su portfeliais jau.
Realiai nufilmuota, aš mačiau, ant fangaunų mačiau, nematei? Tarp kitko, tu mane paklausė apie įvykius, kuriuos stebėjau. Aš be abejo labai stebėjau visą tą, kas buvo ties to paskutinio trimitų ir visi laukė, kad bus bažnyčia paimta, tai be abejo viskas būdė ant tiek, kad jau net Delfi pradėjo rašyti straipsnius apie tai. Tai čia jau... Paimimas daina. Jo, tai čia jau lygis, žinai. Jo. Bet tu pastebėk, nieks iš bažnyčios tokių hierarcho, bet tai nekalbėjo. Bet jie nepatingi nusileisti į šitos katedros rūsius, kad paieškot aukso. Bet jie niekaip nereaguoja į tokius dalykus. Bet jeigu kalbėti apie žmogaus amžių, tu sakei, vaikai, vaikeliai, jaunuoliai ir seniai, bet yra dar ir kita kategorija, apie kurią kalba apaštalas Paulius. Jis nedalina taip smulkiai, kaip apaštalas Jonas, jo. Jis dalina tiesiog paprastai vaikai ir vyrai, viskas. Vaikai ir vyrai. Jo. Ir jis ragina būti visus augti į vyrus, o ne būti vaikais, kurie blaškomi kiekvieno mokymo jo, kiekvieno vėjo ir visa kita. Tai aš teisingai supratau, tu visgi taip, diagnozuoji, kad visgi krikščioniška bendruomenė Lietuvoje absoliučiai vaikiška. Jie neužaugo. Katerina, jie neužaugo, jie nesubrendo, jie turi savo nuomonę, jie nuomonę gina, jie aršus labai, jie lengvai pasirinko, čia gerai, čia blogai, tą pažiūrėjom, tą, bet jie neužaugo. Matiškia, krikščionių pozicija matuojama ne perskaitų knygų kiekio, o pareiškimo gilumo. Sumaniškai, jie dalinasi informaciją. Informacija dalinasi, kas labai patogu pagonims. Tai tarp pagonių labai tai veikia nuo seno. Kas naujo, ir davai kas naujo vis tam pasakot. O tas kaip pasakė. Bet viduje neveikia tas lakmusas, kuris skirtų gero nuo blogo, netgi šitiek. Jie neatsika, kur Putino KGBšnikai kalba protestantų balsais. Jie to neskiria. Jie kai maži vaikai. Yra žmonių, kurie man siunčia jų pamokslus. Šapovalovas kažkoks ir yra ten keistuoliai tokie. Yra vienas kažkoks pamokslininkas rusų, kur atvažiavęs į Lietuvą, čia pamokslavo ir ten kažkokius trupinius kažkokius spinničius barstydavo po savęs. Keisčiausių žmonių. Tokių vaidmainių ir melagių. Ir mūsų mažutėliai nesusiformavę į vyrą, neužaugę vyrą. Dėl ko neužaugę vyrą? Nes nematė vyro pavyzdžio. Mes patys, kas buvom vyresniai? Mes buvom geriausių paaugliai. Kas ten buvo? Prasidėjimas Klaipėdai prasidėjo, kai aš buvau krikštyje kokį 5 metai. Ką gali žmogus 5 metų brandos kalbėti ir rodyti pavyzdį? Negali. Kada bendruomenė užaugo virš 500 žmonių, aš buvau krikštyje gal kokį 10 metų. Ką 10 metų? Berniukas gali pasakyti žmonėms. Arba parodė pavyzdį, negali, jis fiziškai negali. Kodėl? Nes prieš mane nebuvo autoriteto kažkokio, kuris sakytų, aš augau į šitą arba į šitą. Aš turėjau žmonių, kurie man patiko, bet aš nepažinau artimai, kad jam padėtų man, kad būčiau su jais. Nors aš meldžiausi daugybę tokių šulų, kurie tuo metu formavo evangeliško pasaulio nuostatas, bet tai nebuvo pernelingas bendravimas, kad tas transformacija iš jo įeitų į mane ir pasikeitimą įvyktų, iš jo į mane įvyktų. Neįvyko tai. Aš vis dar buvau jaunas vyras, mėtomas blaškomas vėjai. Nors tai netrukdė man vadovauti dideliam prabudimui, kur buvo. Netrukdė, bet iš tikrųjų trukdė. Kodėl? Nes aš sumokėjau kainą už tą darbą. Aš neapgyniau savo šeimos, aš neapgyniau savo vaikų, aš neapgyniau savo namų, aš neapgyniau savęs galų gale. Ir vieną dieną atradau save, kad aš nežinau, ką dabar daryti. Ką dabar, kur man eiti, ką daryti. Aš mačiau aplink savį didelių grupę žmonių, kurie nesupranta manęs, o man jie neįdomus ir nesvarbus. Ir tai buvo fiasko. Ir aš turėjau sakyti, atsiprašau, kaip sakė tas Jelcinas, jau ažu. Jau ažu, žinai. Ir man reikėjo dar 10 metų, kad susiorientuoti savyje, performuoti save, eiti per Dievo skaistyklą, deginančią ugnimi, kad atras save naujoj pozicijoje, ir tai vyko nesenai. Aš tik atradau, kad nieks nepasikeitė, pašaukimas tebegalioja. Dabar aš matau lengvatą savo kame.
Aš matau, man atrodo, kad tai gali būti lengvata man. Kodėl? Nes aš pašaukimą patyriau, būdamas mažas vaikas. Tiesiog berniukas iš tikrųjų 10 metų mato vaizdą lange savo, kurį mato kasdien tą langą, staiga dingsta vaizdas, mato vaizdą lange, už lango stovi jaunas vyras ir taip vyriškai, taip kietai taip šypsosi jį. Ir man tai tas vaizdas, kuris nekalbėjo man nieko, nes aš nebėgau tėti šaukti iš karto, padarė kažką manyje, aš žinau, kad tas, ką mačiau lange, jis ir kietas, stiprus ir mano draugas. Todėl man daug lengviau buvo pakelti įvairių nuopolį, kritimą, nuodėmingumą, nežinojimą, klaidas, atrasti vilties jame lengva, nes aš žinau tą, ką mačiau. Daugelis žmonių, jie balaižiai žino, į ką atsiverti. Suprantate, jie atsiverti į savo pamokslinę, kuri patiko, suprantate, šlovinimo grupę, kuri patiko, nežinai, ką dar atsiverti. Ir tik maža dalis jų iš tikrųjų patyrė gilų vidinį perversmą, kurio pasiekoje jie galėjo įvertinti tas vertybės, kurios buvo, kas buvo, tarkim, vertybės ir antivertybės. Ir įvertino gerai, kuris ištrynė savo telefono knygutės numerius, įrašė naujus numerius ir tokiu būdu tvarkė savo gyvenimą. Tuos 20 metų jie valė, tvarkė save, ieškojo naujo savęs prasmės ir jų nedaug yra. Suprantate, nes jeigu jų būtų bent vienas, kad aš tai žinočiau. Yra Panevėžy bendruomenė tokia, Jukna, man atrodo, pavardė, pastorius, kuris toks energingas, jis dirba daug su vaikais ir visa kita, žinai, jis mane imponuoja, tas žmogus, bet visa kita neimponuoja. Yra tokių judėjimų, kaip tie Šakariano ta publika, kuris vis antievangelišką publiką laiko. Ten būtent matau tą šleifą KGB labai ryškiai matau. Toliau yra ta visa komanda evangeliškų bendruomenių, kur lankė tą rusų, tą Putino pranašėją, kaip jis pavardė, neatsiminė. Tai ten padarė didžiulį įtaką, aš girdėjau, ten pinigus ten siūlė žmonėms, tai neigiamą įtaką, žinai. Taip kad liekama po vieną vėl stovėti. Kaip būtų vaikiškas žmogus dvasiniam prasme, bet yra dėja, taip sakysim, tokiam žmonėm Kristaus žodžiai, kurie neduoda labai daug paguodos. Aš kalbu apie Luko Evangelijoje paminėtą jo pasakotamą Jėzumi, jo pričą apie figmedį, kuris pasodintas kažkodėl vynuogyne. Ir kad ateina šeimininkas jo vynuogyno, ir jis galų gale sako, aš jau 3 kartų atėjau, nėra jokių vaisių. Išpjauk ir sudegink, sako prižiūrėtoja. Ir prižiūrėtojas sako, kad duosim dar vieną šansą. Jeigu kitais metais ateisi ir bus tas pats, aš tai padarysiu. Mes kalbėjome apie tai, kad Dievas kreipėsi į žmogų 2-3 kartų, jau pagal senų pranašų žodžius, bet kreipėsi 2-3 kartai į žmogaus atgailą ir atsivertimą į Dievą. Bet apie tai, kad Dievas ateina patikrinti tavo tikėjimo vaisių 3 kartų ir jų neradęs, kas žino, ar tu turėsi tą papildomą laiką. Ką noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad koks tu būtum dvasiškas vaikas, jeigu tu save iš vis identifikuoji kaip Kristus mokinių, tikinčiųjų Kristų ir krikščionių, tu turi žinoti, kad tu esi tikrinamas, ar tu turi vaisių tikėjimą. Čia vienas niuansas yra, supranti. Ir galbūt, tu dabar esi tam papildomą laikę. Tu kalbi labai apie sąmoningą krikščionybę. Sąmoningą. Kai mes kalbame apie stalą su maistu nusėstą, aš sakau, kad jie nėra sąmoningi. Daugumoje nėra tokie sąmoningi, supranti. Aš manau, kas daro krikščionį sąmoningų, tai pavyzdys labai sąmoningo krikščionio. Turėti savo tėvus. Tai mano tėvai, tai mano mokytojai, tai štai ko aš siekiu. Paulius sakė, sekite manimi. Taigi mes neturėjome tų Paulių, kuriais sekti. Turėjome įvairių žmonės, kuris ten geriau nesekti negu sekti. Galų galę mes matom, kad ta pirmoji karta visi blogai baigė. Matai, jų išpatį neliko net gyvų kai kurių. Ir matom, čia tu sakai tokia labai sąmoninga pozicija, žinai, kad aš taip, vaisių neturiu. Aš manau, kad žmonės negalvoja apie tas vaisius, žinai. Tai ar nelaikas apie tai pagalvoti?
Ne laikas. Tu supranti, aš manau, kad jau buvo laikas apie tai galvoti. Aš manau, kad laikas, istorija baigėsi. Ir čia ne tik to japonų filosofo idėja, žinai. Aš manau, iš tikrųjų, istorija eina į pabaigą. Šito pasaulio, tokio civilizacinio vystymo istorija baigėsi. Mes prieinam naujos kategorijos, naujos pakopos civilizacijoje, kitokios civilizacijos laikas ateina. Ta civilizacija bus ant tiek kitokia, mes net neįsivaizduojam, kaip tai gali būti. Toliau tas bažnyčios paėmimas vadinamas, jis vyks, tik ne taip, kaip čia žmonės plepa, nieko suprantate, reiškia. Paėmimas svarba ne datą žinoti paėmimo, bet savo stovį. Reikia suprasti, kad ten nėra paėmimas į futbolo žaidimą su bilietu. Čia nėra bilietų. Tai bus momentinis patikrinimas tavo nuostatų, tavo kokybės, tavo vertės. Nieks neims į amžinybę žmonių su pilnom kelnim. Supranti? Neims. Jokių būdų neims. Jokių būdų neims. Supranti? O populistai, krikščioniškai populistai, jie kalba taip, čia visi broliai, sesis, tai čia hoptum, čia kažkaip, jau bažnyčia, tai jau čia ir į dangų iš karto. Ne į dangų, tu sumatai, ne į dangų. Žmonės pritempinėja krikščioniškos bendruomenės prie savo lygio. Matai, prie savo. Tie, paprasti kaimo tokie pamokslininkai, tai paprastai viską kalba. Žinote, tai paprastai. Bet krikščionybė tai yra gilus mokslas. Sudėtingas, gilus mokslas, ten be specialaus pasirašymo tu neįžengsi, neįsiskverbsi ją, tai vienas nepriims, vien tas vertimas stabdys iš karto. Bukas toksai neteisingas, iškapytas vertimas, ten jau tai stabdo. Jau pirmą žodį skaitant, tu jau turi klausyti iš kokio hebrajiško žodžio. Pavyzdžiui, Jeremiją Dievas pašaukia, ir Jeremija reaguoja. Štai kaip jis reaguoja, sako, ak viešpatie Dieve, sudėjavau. Taip jo. Toliau sako, aš juk nemoku kalbėti. Apie ką jis čia kalba, nemoku kalbėti? Supranti, jis kalba apie pašaukimą, pranašą, o jis supranta, kad reikia kalbėti kažką. Tai jis sako, nemoku kalbėti. Toliau sako, esu tik vaikas. Kiti vertimai sako, aš per jaunas tai darys, aš neturiu patirties gyvenimo, tai kalbėti. Ir Dievas jam aiškino, sako, tu vaikeli, nebijok. Nesakyk, esu tik vaikas. Sako, nesakyk, esi tik vaikas. Tu supranti, kai mes kalbam, kad neturėjo tėvo, neturėjo pavyzdžio, ten blogas buvo pavyzdys, pastorius, ten kunigas krito, ten toks pedofilas ir panašiai, tai aš dabar neturiu nieko, aš visko nusivyliau, nekalbėk taip. Net ir jeigu tu esi toksai vaikas, naivus, apgautas, sako, nesakyk taip. Kodėl sako, nesakyk, esu tik vaikas, kur tik tave siūsiu, ten ir eisi. Ką tik tau liepsiu, tą ir kalbėsi. Čia yra niuansas. Kur siūsiu, ten ir eisi. Ir ką liepsiu, tą kalbėsi. Ir čia problema tame, kad žmonės eina nesiųsti ir kalba neprašyti. Ir kolizija gaunasi. Supranti, kada žmogus eina kur nesiųstas, jis nueina tam tikrą tašką ir sukelia ten chaosą. Maža to jis pradeda kalbėti, kas neprašė jo šnekėti, jis sukelia griūtį, fiasko, jis apnuodijo žmonės, galbūt šimtus per Facebooką arba per YouTube'ą, turi žodį tūkstančių žmonių. Tūkstančių žmonių. Tu reiškia, kokia atsakomybė. Ir tu galvoji, ir kas, prašau, palaikinkit mano laidą. Tai YouTube'o, reiškia, algoritmai išplės ją, reiškia, o tu nemeluok, tu nori uždirbti iš YouTube'o pinigų. Tai ir sakyk, YouTube'as man mokės pinigus, palaikink porą laikų, kad YouTube'as čia mokėtų man pinigus. Juk taip iš tikrųjų, jiegi meluoja. Pačioje pradžioje eina melas. Tu supranti, jam reikia prenumerato. Kam tu reikia tų prenumeratų? Dėl ko? Dirb savo rankom ir turėsi pinigų. Būtinai uždirbinti iš kažko tai, iš Evangelijos. Misijos prasmė ne brandoje netgi. Netgi vaikas, sako, esu jaunas jaunuolis, čia sako vaikas, tarkim vaikas, jo, ne problema, sako, nesik, kad esi vaikas, ir eisi ten, kur liepsiu, ir kalbėsi tą, ką sakysiu, ir štai ir prasideda dalykai. Tu supranti? Ar tarkim, imkim kultūrą, žydišką kultūrą, jo, žydiškai kultūroje jie gerai suprato, ką tai reiškia. Pagoniškai populistinė kultūra nieko tai nereiškia. Reiškia auditorija, aš pranašas.
Aš koks taramas pranašo tarnavimas. Kaip tai skamba, nes visi matė tų vaidylų pranašų, suprantate, tokiom žilom barzdom ten. Yra krikščioniška, gerai, Senas testamentas, okei, gali tau pasakyti, tai Senas testamentas, bet yra Naujam testamente daug stipresni žodžiai. Imk savo kryžių, eik paskui mane. O Dieve. Ką su to daryti, žinai? Matai, čia mes einame į teologiją. Kryžius, kas yra Kristaus kryžius, žinai. Ne, imk savo kryžių. Gerai, ir savo kryžių. Bet tai paskui Kristų. Paskui Kristų, jo. Bet tu turi pavyzdį Kristaus kryžių. Tu matai kryžių, tu supranti, kad apie ką jis kalba. Čia pačiau teologinė diskusija. Nesivelkime, nes daugiau žmonių gali, tas savo kryžius. Jis pasakys tai, kad man kryžius mano žmona, mano vyras, mano vaikai, mano darbas. Gyvenimas Lietuvoje kryžius yra. Važiuosiu į Angliją, ten kryžių nusiimsiu. Supranti? Čia yra interpretacija yra erdvė didžiulė. Ir tu supranti, kad nei Anglija, nei Lietuva, nei vyras, nei žmonė yra kryžius. Tai yra misija, tai ką mes kalbam, tai misija. Pašaukimas, misija, tai yra kryžius. Tai slegia mus. Petrą nukryžiavo žemyn galvą, ir ką? Supranti, tai pakeitė kryžių, prasmę, nepakeitė. Taigi, kryžius toks dalykas yra, supranti, labai toksai, sako, išimtiniam aš skelbiu gilius dalykus, paslaptis Kristuje, bet jums sakau paprastai. Sekite manim, kaip aš su Kristumi. Jums to pakaks, žinai. Ir kai mes kalbėjom, kad problema tame, kad šitie žmonės neturėjo reikimo pavyzdžio. Tu supranti, aš to dalyką pasakysiu, ką aš kalbu, kad labiau suprastum, žinai. Kai būdavo konferencijos Vilniuje, tai po konferencijos susirinkdavo visi pamokslininkai papietauti kartu. Toks draugiška tokia šventė visų kartu, žinai. Ir susirinkdavo tie pamokslininkai ir pamokslavo konferencijoje, buvo didelis, žinomos, garsios, į tą vietą, kur pietaudavo visi. Kokiais drebančiais veidais žiūrėjo tie tvardariai į tuos įeinančius žmonės. O tie įeinys, kokie dievai taip įžengdavo į tą menę, žinai, stalą. Mes ten valgydavom, kalbėdavom, ten nebuvo nieko tokio negero, viskas buvo labai gražu. Bet tik aš sakau, tiek jie mus ir matė, tiek mus pažinojo, kaip dievaičius. Bet kai dievaičiams tapo blogai, jie taip atmetė mus, tokį pasibjaurėjimą beveik, tokį, žinai, tu čia mane paaiškink, tu čia mane sakyk nieko. Bet dar prieš pusę metų jis virpėdavo, jūs pastoriau, sakydamas, bet po pusės metų jis moko, tu čia mane aiškiai, kas toksai, kas man kalbėtum, su mane. Taigi, tas koncentrato gilumas, konkretumo nebuvimas, paviršutiniškumas, tiek pamokslų, tiek tikėjimų, atvedė mus į tą krachą, kurioje esame. Kodėl sakau krachą, pavojingą krachą? Dėl ko? Nes tik viena kategorija žmonių tautoje yra funkcionaliai save pateisina. Tai atgimę iš dvasios žmonės. Visi kiti nepasiteisina. Jeigu tu pažiūrėsi daugelių žmonių, netgi tie, kurie ėjo į mišką partizaną, ten už jų stovėjo gilus tikėjimas. Jie turėjo gilų nusistatymą pagal tą laiko mokymą. Ar tai katalikų bažnyčios mokino, ar tėvai mokino apie meilę Dievui ir tėvynę. Ir jie tai išpildė, tai savo mažą saiką. Dabar mes turim kategoriją jaunų žmonių, kur neturi jokio saiko, jokio stopo, jokios pagarbos. Niekam. Jie neturi autoritetų. Todėl jie kalba, kaip sakė, taip įžūliai, taip drastiškai, taip drąsiai, taip puola, taip kaltina, žinai, taip drąsiai. Aš manau, kad istoriškai mes esame labai sunkiam laike. Aš ką pastebėjau, kad antpuolė, dvasinė kova, išpuolė prieš mus didėja ir stiprėja. Aš pavyzdžiui ką, aš į savaitę turiu vieną tokią didžiulę kovą, kuri prasidėjo su mano kūnu. Kažką man pradeda kapitalė skaudė, ne jaukais, bet iš esmės gyventi arba negyventi. Prieš man asmeniškai aš jaučiau. Ar aš turiu mesti viską? Skaitimą, gilimą, nes tokia ataka stipri, kad aš neturiu laiko, negaliu skaityti nieko. Aš tiesiog dedu rankas ant to, kas man matau, kad aš nepailsiu greitai, kelias nustoja lankytis, pavyzdžiui. Dedu rankas, įmledžiuosi, jeigu neveikia šaukiu vaikus, jie deda rankas, ar tu šauki deda rankas, kol pasveikstu, aš užimu kurį tai laiką. Savaitę bėgiai vyksta kova. Aš tvarkau, kelio nebeskauda, jau gerai jaučiuosi, vėl pilnas, jau galim kalbėti, tai yra kita kelias įsijungia man, kitas kelias, aš dedu ant jo rankas, vėl medžiuosi tą kelią, panašiai, jau baigiam, tada staiga galva pradeda skaudėti, dar kažkas tokio,
matosi, kad atakos stiprėja ir intensyvėja. Tai jeigu aš, kuris žinau taip daug mažtos kovų būdus ir pergyvenu savaitę po vieną tokią mirtiną ataką, tai ką kiti mažutėliai pergyvena? Jie net nesupranta, kas jais darosi. Jie net neišeina iš pirmos atakos, patiria antrą ataką, trečią ataką ir apsiginti negali. Manai, kad buvo bendruomenė ne tai, kurie mes charizminė bažnyčia. Tu gali ko nori vadinti, auksinė bažnyčia. Bet ta charizma tai dovana, kuri veikia. Dovanas veikiančias, tu dėdi rankas ant ligonių ir jis veiksta. Štai charizminė bažnyčia. Tu gauni žodį, pranašauji, jis veikia. Štai charizminė bažnyčia. Tai jeigu tu lankai gyvą tokią veikiančią tikėjimo bažnyčią, tu nieko nebijoti. Bet jeigu ne, jeigu tik falsifikatas, tik popieriukas saldainio, be nieko viduje, tu pasmertas žmogus, tu jokio vaisių tu negali duoti, negali, tave iškart išjungia nuo po pirmo smūgio. Kviečia greitai, neligonė, šviečia. Kokia šitis? Nu, vat žmogus lanko tokią bendruomenį, jinai tokia pusiau gyva, pusiau kažkokia, žinai. Ką daryt? Aš tai vat mačiau iš tavo pavyzdžių, jo? Iš savo? Iš tavo. Mano pavyzdžių. Jo, atsiprašau, jo. Labai diena iš mano. Ne, bet tu pasakei labai įdomus žodžius, kad tu vaikystėje matai Kristų. Taip. Jo? Ir iš tikrųjų tu matai pavyzdį, į kurį reikia lygiotis. Ne kaip tam anekdotė, žinai, yra, kad vyksta susirinkimas bažnyčios, pastorius kalba, visus moteriškis verkia, o viena neverkia. Sakau, tu ką, aš ne iš šitos bendruomenės. Tai vat, ne iš tokio varianto, žinai, kad tu visgi pavyzdį matuojasi save su Kristumi, o ne su kunigu ir pastoriu, žinai. Su kitu matuojasi save, su to, su ko reikia. Būtum krikščioniu. Tai matai, čia mano lengvata, supranti, aš nieko negaliu pasakyti. Aš manau, kad... Bet ar tai neišeitis žmogui? Nustot matuotis su žmogu. Mes nueisim vėl teologiją, kodėl? Nes aš manau, kad ne mes jį rašindami, aš jo neieškojau, kad aš buvau sovietinių tarnautojų vaikas. Tegu mano mama ten partizanų buvo trišininkė, bet tuo metu jau jinai įsigandus sėdėjo keprytė pašluota. Jinai man sakė, nestok į pionierius. Aš verkiau, mama, sakau, noriu būti pionierium. Aš noriu būti pionierium. Visi pionieriai, o aš ne. Aš noriu turėti kaklaraištį, noriu būti pionieriu. Aš maldavau jo leisti man stoti pionierius. Ir jinai leido galų gale. Aš nusipirkau kaklaraištį, užsidėjau ir aš toks buvau laimingas vaikas to kaklaraištį. Aš buvau laimingas vaikas. Bet supranti, nieks nežinojo, kad prieš kelias dienas aš mačiau Jėzų lange. Ir kai aš turėjau problemų mokyklai, aš grįždavau namo, ne mamai skūsis, aš su penėliu kaklaraiščius, klebdavausi ant kelių, keldavau rankas ir šaukdavau Dievą. To nieks nematė, bet tai veikia absoliučiai. Tu supranti? Bet niuansas, ne aš jį suradau, bet jis mane surado. Ką tu pasakytum žmogui, kurio nesurado viešpats? Ką tu pasakysi? Pasistengti tave surastų, kaip pasistengti? Žinai, daug, sako, pašauktų, bet mažai išrinktų. Jeigu aš būčiau jo vietoje, ką aš daryčiau? Aš eičiau pas šitą žmogų. Aš sakau, pakalbėk su manim. Patark man. Aš turiu problemą. Pašnekėkim. Gal tu gali man ką pasakyti? Aš ieškočiau kažko, kas kažką konkrečiai man gali padėti. Konkrečiai, kas padėti. Kas pažino, ką reiškia kristi, keltis. Kas pažino, ką reiškia kentėti. Kas pažino sirgti ir pasveikti. Man tokių reikia pavyzdžių. Bet jeigu toliau sėdi savo to bendruomenėlį, kur nieks nevyksta, nu tai atsiprašau, ten tau ir vieta. Tai pirmin važiuok į galą, ten duosi ataskaitą ir viskas pasibaigs.